Sveiki, kalbame apie skaičius ir skaičių magiją. Na, kodėl tą įrašą aš nusprendžiau parašyti? Nes jūs man labai daug prisiuntėte į Messengerį paklausimų. Pradžioje nesupratau, apie ką daina. Bet po to man viena moteris paaiškino, kad jinai postą pamatė internete, Facebook'e ant sienos ir labai susinervino, nes paaiškėjo, kad jos gimimo diena yra labai bloga, kad ten reiškia kažkokius labai negerus dalykus. Taigi noriu šiandien apie tai pakalbėti. Bet pirmiausia, kaip visada, prašau spausti prenumeratą, priminimus, kad visada jų ateitų, nes aš nežinau, man nesenai YouTube'as prieš kelias dienas pasakė, kad esu kažkaip tai blokuojama dirbtinai, tai jas mėgina išspręsti ten tą problemėlę, nes mano tie tikrai įrašai niekaip nėra susiję nei su draustom temom, nei su kažkokiais kitais dalykais. Taigi, brangieji, taip pat spauskit patinka Facebook'e ir, aišku, komentuokite, rašykite, tarpusavį diskutuokite apačioje komentarų skiltyse. Ir, aišku, dalinkitės, nes tai padeda sklaidai. Tai tas prašymas tradicinis, ta mano mantra, malda tokia, kaip visada. Taigi, kalbame apie skaičius. Tikrai skaičiai yra labai mistinis dalykas. Ir tie, kurie moka skaičiuoti skaičius, nes, žinot, ir astrologija skaičiai, ir taro yra skaičiai iš tikrųjų. Kiekvienas skaičius kažką reiškia. Bet tai nereiškia, kad jeigu jūs gimėte 15, 1, 18 ar kažkokią tai dieną, jūs esate geresni ar blogesni. Turiu galvoj mėnesio dieną. Nes skaičius niekada neskaičiuojamas vienas šiaip sau. Pavyzdžiui, pasakysiu tik kelias tokias skaičių reikšmes, ką tai reiškia. Pavyzdžiui, 1 yra aš, 10 yra Dievas, 11 yra aš, Dievas, o 22 yra dievų mokytojas. Tai jeigu imat vieno interpretacijas vienas su vienetu. Bet tai nereiškia, kad pirmą mėnesio dieną gimę žmonės yra egoistai ir visiškai visi ir 22 dieną gimę yra dievai. Mes žinome 22 gimusius, man atrodo, Leninas, Hitleris, ten visi monstreliai gimė būtent tą dieną. Tai gal galima teikti, kad jie Dievo valią tą sadistinę, reiškia, tokią vykdė. Bet tada klausimas, ar Dievas iš tikrųjų yra Dievas tai, ką mes įsivaizduojame ir meldžiamės, daleiskim. Taip kad jūs supraskite, čia yra biškutė spekulacija ta tema. Galbūt žmogus rašęs tą postą apie skaičius, jisai, tiesiog taip populiarino tą savo skaičių, gal paslaugą, gal jisai dirba iš to, gyvena iš to ir kaip tokį pradinį kažkokį suvokimą. Nesureikšminkit, nes aš sakau, to posto nemačiau, bet iš jūsų reakcijų ir ką man pasakėte, kad tai yra tikrai susijaudinimą keliantis faktas. Dabar, ką noriu pasakyti apie skaičius. Taip, aš su skaičiai šiek tiek esu dirbus, nes aš ir tą Pitagoro lenteles, ir ten kitus dalykus esu ir paskaitą tą temą skaičiusi ne kartą. Bet mano stiprioji pusė yra taro ir astrologija, sveika gyvensena, vaistažolės, tai aš tikrai talismanai anksčiau, kai turėjau Lietuvoje su kuo bendradarbiauti, tai kažkaip tai mėgoti irgi tuos dalykus. Tai skaičius aš tikrai esu apleidusi, bet tikrai turiu daug žinių ir galiu jums paaiškinti. Pirmiausia, jeigu jūs norite žinoti, ar tas skaičius jūsų yra geras ar ne, laimingas ar nelaimingas, nes dar kartą pabrėžiu, neskaičiuojame tik jūsų gimimo dienos. Dalyvauja visi jūsų gimimo skaičiai plus gimimo laikas. Yra skaičiuojama įvairiais dalykais. Jeigu nežinote gimimo laiko, vis tiek imama ketvirtukas, reiškia 12, 3, 6, 9. Kas ketvirtį. Ir paros arba ir nakties.
paros atskiriant dieną ir naktį, nes dauguma vis tiek žinot, ar jūs naktį gimė, ar jūs dieną gimė. Ir daugumas vis tiek žinote. Jeigu mes nežinom, kada jūs gimė, mes imam 12 valandą dienos, tai reiškia vidurdienį. Nes, tai yra, tiksliau negu, tokios taisyklės yra, vienu žodžiu. Aišku, liūdna, kai nežinai, bet jeigu visiškai nežinai, nei ryto vakaro, nei kelintą valandą, imam 12 dienos, tai jums tai tik geriau, nes tai visada stiprių asmenybių gimimo laikas. Dabar, ką čia dar pasižymėjau? Reiškia, tas Pitagoro lenteles galima gauti internete. Ir jas užsipildžius pamatyti, ar tikrai jau tokie jūs baisus, ar ne. Nes būtent mane labai sujaudino tai, kad jūs sureikšminot, kad tą dieną, taip, kai kurie traktuoja, kad tokio ir tokio mėnesio, pavyzdžiui, 16 dieną yra gimę karminiai nusikaltėliai. Tai man tas labai užkabino ir prajuokino ir paaiškinsiu, kodėl. Jeigu mes gimėme žmogaus kūne, visi gimė Žemės platformoj, lokoj, planetoj, kaip kas mes vadiname, esame karminiai nusikaltėliai. Nes jeigu nebūtume karminiai nusikaltėliai, mums nebereikėtų gimti daugiau. Todėl jūs nesate didesni nusikaltėliai, kurie ten kažkokią tai dieną išgirdote prastesnę negu aš ar kiti žmonės. Tai norėjau perspėti dėl to. Tai tie, kurie norite, yra numerologai, yra žmonės, kurie moka skaičiuoti, galų gale gali dabar susirasti Google ten tas lenteles Pitagoro, kaip jis skaičiuodavo, kaip jis dėdavo, kokius su kokiais skaičius, ten yra labai daug. Aš tikrai dabar dėl to, kad dėl laiko stokos, aišku, ir dėl to jau bus neįdomu klausytis, ir čia ne paskaita apie numerologiją, o tiesiog toks supažindinimas su tuo, kad jūs nustokit nervintis dėl to, ko nereikia. Ir tie, kurie tikrai norite sužinoti pagal skaičius, kaip jūs atrodote gimimo metu, galima net skaičiuoti ir įvykius pagal skaičius, bet aš tikrai šito nemoku, nemeluosiu, bet aš manau, jeigu jūs domina, jūs galite susirasti medžiagą, kaip paskaičiuoti ir prognozę savo skaičių dėka ir viską. Tai va, aš tai būdavo dar, kai gyvai žmonės priminėdavo, sakydavo, o jūs man vaško neišliesit, o jūs iš kavos tirščių neišbursit, dar kažką, tai aš sakydavau, ne, aš nesispecializuoju ten visame kame, aš tiesiog taro ir astrologiją, kadangi aš nelabai pasitikiu, žmonės ir iš kavos paburė, ir iš vaško palieja, ir dar su virgulėm pažiūri, ir ir iš tikrųjų, aš manau, kad kai jau per daug visko, tai irgi kažkaip ne taip. Tai va, brangieji, tikrai būkit sveiki ir laimingi, nesinervinkit, kiekviena diena yra ne šiaip sau. Teisingai, dar ką norėjau pasakyti. Kai kurie man sakot, o ką daryti, kokį skaičių imti, jeigu aš gimiau 3 mėnesiais mėnesio, ar kažkiek tai anksčiau, ar vėliau ir taip toliau. Jūs nei anksčiau gimėte, nei vėliau gimėte. Jūs gimėte, kaip sakant, pačiu laiku. Kaip jums buvo lemta, taip jūs ir gimėte. Ir negalvokite, kad jums reikėtų koreguoti skaičių, jeigu net norite numerologijos, ar norite pas mane ar ne pas mane astrologijos, ar taro, jums nieko nereikia koreguoti. Jums tiesiog reikia žinoti tuo metu gimusią dieną. Dar kitas dalykas, klausimai būna irgi, o jeigu man darė Cezarį ir aš negimiau natūraliai, reiškia jūsų gimimo diena yra būtent, kai vyko Cezaris ir tai kokiu būdu, ar tradiciniu, ar operacijos būdu. Aišku, operacijos būdu sudėtingiau gimti, nes jau automatiškai ir mamos gimda pažeista, tai reiškia jau energijos mama tokios nebeturi. Ir vis tiek vaikas turi praeiti tos gimdymo takus dėl pilnos harmonijos. Bet kai kurie sako, kad tai yra
karališku būdu, gal dėl to Cezario tas pjūvis vadinasi, nors mes žinom, kad ta legenda apie Cezarį yra tokia sudėtinga. Tai va, taip kad noriu pasakyti, nesvarbu, kur gimėte, ligoniniai, miške, dar kažkur tai namie, ar Cezario būdu, ar ne Cezario, ar mėgintuvėlyje gimėte, ar jūs išnešiojo kita mama, nesvarbu, reiškia yra jūsų tokia karma ir jūs gimėte tada, kada yra fiksuota ligoniniai ar kažkur tai fiksuota, arba jums pasakė tėveliai. Tai va, taip kad, nereikia nervintis, sakau, dėl to, ko nereikia nervintis ir tikrai nekreipkite dėmesį tokius postus, kur ten aiškina, kuri diena yra gera gimti, kuri bloga, tai yra juokinga. Čia yra ant tiek visko, tiek viskas turi būti paskaičiuota, tiek daug skaičių dalyvauja, o galvoti, kad tu esi blogesnis už kitus vien dėl to, kad tavo mėnesio numeris yra taip, kaip kažkam atrodo neteisingas ir gimsta blogi žmonės, tai yra netiesa. Taigi, būkim sveiki dabar, tikrai labai sveiki, labai laimingi, labai turtingi, gyvenkime visuotiniai kosminiai taikoje ir iki kito karto ate. Neužmirškite mūsų palaikyti, spausdami ten visus tos dalykus.